Savijauta prasta, nes trūksta oro namuose? Pasikalbėkime. Eko2 šiluma. Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Ir pirmiausia, siūlome kelionę. Jeigu būtų ruduo, sakytume, važiuokime į tą kraštą, kur grybų ir uogų visada būna daug. Bet į Varėną ir Varėnos apylinkės važiuojame negrybauti. Vasario pabaiga. Važiuojame pasižvalgyti po gamyklą, kurioje iš lietuviškų žaliavų gaminama produkcija, kurią mėgsta ir didesnių namų, ir daugiabučių statytojai, o ir tie, kas planuoja statyti savo svajonių vienbutį namą, tikrai galėtų remtis tą produkciją, kuri yra tvari, šilta ir ilgaamžė. Šiais globaliais laikais idėja rinktis prekę lietuvišką gal kažkiek ir primiršta. Tačiau statybose svarbi ne tik medžiagų kokybė, bet ir logistikos kaštai. Kai prekė yra sunki, didelė, ją gabentis iš užsienio tikrai ne geriausias sprendimas. Todėl mūsų laidos dėmesį patraukė gamykla, kurios produkcija yra lietuviška. O tą produkciją puikiai pamena vyresni statybų gido žiūrovai, o dabar statantys ar tik planuojantys statyti ją renkasi dėl daugybės objektyvių kriterijų. Šita gamykla Matuizose iš tikrųjų, konkrečiai kalbant apie silikato liniją, sakykime taip, tikrai yra sena, jau nuo 1960 metų. Gaminamas yra silikatas, silikatinės medžiagas, dažniausiai tuo laiku tai gamindavo silikatinės plytas, kas buvo tikrai populiaru tais laikais statyti, daugiabučius galbūt pagrinde. Ir jau to šiuolaikiniai Lietuvoje, sakykime, tikrai buvo dar ne vienas savininkas, jie keitėsi, vieni kiti bankrutavo ir taip toliau, kol 2021 metais šitą uždarytą gamyklą nupirko UAB Baurok koncernas, tai šiaip yra dujų silikato gamintojas Pabaltijai pats didžiausias, nusprendė investuoti, nes čia yra ir silikato, ir dujų silikato dar cechas. Ir 2021 metais pradėjome dirbti. Gamykla turi savo, iš tikrųjų naudoja savo išteklių labai daug. Šalia yra smėlio karjerai nuosavi. Yra visa infrastruktūra, tai jos kapitalas estai yra investavę, tačiau tai yra visiškai vietiniai darbuotojai, vietinės medžiagos, grinai lietuviška gamykla. Beje, šios produkcijos pavadinimą reikėtų versti iš anglų kalbos. Estų kalbos lingvistinių žinių nereikia. Sil reiškia silikatą, o rock tai akmuo. Kitaip tariant, lietuviškas silikatinis akmuo. Gamykla buvo kurį laiką nedirbanti, investicijų į ją nebuvo labai daug įdėta. Tikrai pradžioje tas atidarimas ir pradžia darbo nebuvo lengva. Reikėjo investuoti pakankamai nemažas sumas tam, kad optimizuoti gamyklą, visų pirma ją ir sutvarkyti, tas pačius asfaltą patiesti, ten duobės ir taip toliau, tai ir naujos įrangos reikėjo nupirkti ir žmonės surinkti, tai tikrai nebuvo lengva. Pirmi metai buvo pakankamai sunkus, rinka taip pat šiek tiek primiršusi šitą gamyklą reikėjo įsivažiuoti, tačiau jau 22-23 metais tikrai kuo puikiausia dirbame ir vis augame ir rezultatai yra džiuginantis. Kol kas gamykla šita principė susideda, mes taip sakom, iš 3 gamyklų galime sakyti, yra dujų silikato gamykla ir dabar įsivažiuojanti mišinių gamykla. Tai jeigu taip vertins kaip ir viena gamykla, bet ji tikrai yra didelė ir pajėgi. Kas liečia jos maksimalią apkrovą, jeigu mes vertinsim, tai šiai minutei tikrai dar galima šitoj gamykloj gaminti gerokai daugiau negu yra dabar gaminama. Jaučiame ypatingai pastaruoju metu, kad statybų rinka atsigauna, dideli planai, dideli jau matom ir užklausimus dideliem projektam, objektam, tiek ir daugiabutei statybai, tiek ir privatus, vadinkim, žmonės jau namus planuojasi. Tai tikimės, kad su laiku bent jau išnaudoti šitos gamyklos pilną potencialą, kokį mes turime ir kiek galime gaminti maksimaliai. Na, po to, esant poreikiui, vietos čia plėstis tikrai yra. Bet dabar jau turbūt laikas pakalbėti apie pačią produkciją, kurią vertina ir didesnių projektų vystytojai, ir individualių namų statytojai. Medžiaga yra gaminama iš natūralių vietinių medžiagų, kalkės, smėlis, vanduo. Tai yra tai, kas sudaro šitos medžiagos, sandara gamyba, sakykime, iš ko yra pagaminama. Pagrindiniai silikato tokie pliusai, sakykime, savybės, tai medžiaga turinti didelį tankį,
blokai, plytos yra sunkus, na ir iš to išeina, kad yra labai tvirti. Tai yra realiai vieni iš tvirčiausių, galbūt ir patys tvirčiausi blokeliai, mūras, tinkantis tiek daugiaaukščių pastatų statybai, tiek ir privačių namų statybai. Didelis tankis duoda dar vieną pliusą, šita medžiaga puikiai izoliuoja garsą. Taigi, jeigu mes statome, pavyzdžiui, privatų namą, tarp kambarių darom sienas, tai šita medžiaga puikiai tinka maksimaliai izoliuoti garsą. Tai yra ypatingai aktualu, jeigu, pavyzdžiui, prie miegamojo yra vaikų kambariai, prie gyvenamų patalpų yra kažkokie santechnikiniai ar ten mazgai, kažkur eina garsas, tai šitie blokeliai, lyginant su kitais blokais tuo pačiu storiu, tikrai geriausiai izoliuoja garsą. O jeigu jau prabilome apie mūrą, tai dar vienas silikatinių blokelių savybė yra jų tvirtumas. Jeigu mes imame kažkokius tvirtinimo elementus ar ne, tai yra į šitą medžiagą reikia prisukti spinteles ar kažką panašaus, tai nereikia rinktis jokių specialių tvirtinimo elementų dėl didelio tankio, didelės suspaudimo jėgos, kuo puikiausia laiko. Tai yra aktualu tiek ir vidaus įvairių dalykų tvirtinimo, tiek aišku ir tokie specifiškesni dalykai kaip langų tvirtinimas, ventiliuojamas fasadas, pavyzdžiui, jeigu yra renkamas, tai yra, kad jį būtų, su šitą medžiagą yra praktiškai paprasčiausia įtvirtinti ir jį geriausiai laiko. Jeigu prisiminsime 3 paršiukus, kurie buvo gal ir ne patys geriausi statybininkai, vienas iš jų puikiai žinojo, kad tvirtas namas turėtų būti iš silikatinių blokelių. Tai puikus ugnio atsparumas, labai gerai šitos sienos, kaip sakyti, yra atsparios ugniai, maksimaliai kas yra galima mūro, ir sandarumas. Tai yra sienos iš šito mūro, sumūrijus yra tikrai sandarios. Lietuvoje yra privalomi sandarumo testai. Tai su silikatiniais blokais praktiškai niekada problemų nebūna. O produkcijos asortimentas tikrai tiks net pačiam reikliausiam statybininkui ar užsakovui. Tai čia matot yra pločiai 12 cm, 15 cm, tai yra pertvariniai blokeliai, pertvaroms ir išorės sienoms. Tai yra 18 cm, sakyčiau pats populiariausias, 24 ir 25 cm blokeliai. Kas liečia privačią statybą, privačius namus, tai populiariausias blokas yra 18-kinis lauko sienoms. Realiai 24-25 tikrai privatiems namams yra naudojami pas mus, bet puikiai suprantam, kad ir 9-aukščių stato iš 24-5 pločio. Tai kam juos naudoti privačiam namui, gal sakyčiau, perteklius. Pagrindinis tai būtų 18 ir pertvariniai vidui. Ir taip pat turim silikatinės plytas, tiek pažemintas 65 arba 6,5 cm aukščio, arba 88 standartinės 8,8 cm aukščio silikatinės plytas. Tai vėlgi galima privačioj statybai ar kokią koloną pamūryti reikia, ar kokį kaminėlį daro, ar dar kažką, tai plytas irgi galim kartu komplektuotis. Blokelius pagrinde gaminame 15 megapaskalio atsparumo gniuždymui ir, sakykime taip, pagal spec užsakymą yra gaminami iki 20 megapaskalio atsparumo gniuždymui blokai. Iš Varėnos rajono statybvietės gabenami ne tik silikato gaminiai. Kad statybininkams ir užsakovams būtų mažiau rūpesčių, galima iš karto susikomplektuoti praktiškai viską, ko reikia statant namą. Murfor armatūra 4 cm arba 8 cm pločio. Jeigu yra numatytas sienų armavimas, tai Murfor juosta puikiai tam yra tinkama. Jis skandinasi į klijų siūlę, tai yra dedam juostą, užtepam klijais ir taip suarmuojam, pilnai sertifikuota, labai patogi ir kartu su blokais atvažiuoja, nereikia kaip ir mišinius, jeigu kartu paėmus, nereikia paskui lakstyti per parduotuvės, atskirai dasivežinėti ir labai patogu su tuo pačiu kroviniu atsivežti kiek įmanoma iš gamyklos daugiau. 12 blokas armuojamas 1,4 cm juosta, 15 ir 18 plotis armuojami 1,8 cm juosta per vidurį ir 24-25 cm pločio blokai armuojami 2 juostom po 4 cm per visą perimetrą pirmą ir kas trečią blokelių eilės. Silroko blokeliai yra mūrijami plonasluoksniais klijais arba plonasluoksnių skiediniu. Pirma eilė naudojamos mūro mišinys, galima aišku ir tarp blokelių mūro mišinį dėti, netiek senai mūsų gamykloje yra atsidaręs sausų mišinių cechas ir kartu su blokais komplektuojame ir šios mišinius. Mišiniai yra parduodami nauju Baurok Mix prekiniu ženklu ir jau nuo šiol šitas prekinis ženklas bus pastovus Lietuvoje. Lietuviška produkcija tikrai jau rado savo pirkėją.
O jeigu jūsų svajonių namo statyba dar tik prasidės, įvertinkite aukščiausio lygio kokybę ir kitas paslaugas, kurias klientams siūlo ši gamykla. Tai blokus vežame savo transportu visoje Lietuvoje. Dažniausiai važiuoja arba atviros, arba taip vadinamos tentinės mašinos, kurias reikia iškrauti. Ir kartais tai nėra labai patogu, ne visiems tinka, siūlome ir pristatymą vadinamais mašinomis su manipuliatoriu arba fiskarais. Ir taip pat jomis pristatome pagal poreikį. Gamykla turi savo karjerus. Tai yra prie pat yra ir smėlio karjerai, naudojam vietinės natūralias medžiagas. Esam regione, ne didmiesty. Tikrai, kas liečia kainodarą, galim pasiūlyti ir puikias konkurencingas kainas, lyginant su kito tipo ar panašaus tipo blokais. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperjungkite kanalo, po kelių minučių mes vėl kviesime su jumis susitikti. Savijauta prasta, nes trūksta oro namuose? Pasikalbėkime. Eko2 šiluma. Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Savijauta prasta, nes trūksta oro namuose? Pasikalbėkime. Eko2 šiluma. Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas. Norime papasakoti apie tradicinę metų pradžioje sostinėje vykstančią konferenciją, kurioje nekilnojamojo turto vystytojai, ekspertai, statytojai, teisininkai, valdžios vyrai ir damos dalyjasi savo įžvalgomis, lūkesčiais, džiaugsmais ir rūpesčiais. Kas mūsų laukia 2025-aisiais, kokiomis nuotaikomis pasitinkamas naujas didžiųjų statybų sezonas. Šalies nekilnojamojo turto rinkos dalyviai jau nelaukia pavasario. Net ir žiemos mėnesiai džiugina sandorių skaičiumi, o mažėjančios paskolų palūkanos teikia dar daugiau optimizmo. Tradicinėje jau 13 kartą vykusioje konferencijoje ir vystytojai, ir bankininkai, ir teisininkai, ir rinką reguliuojančių institucijų atstovai atvirai kalbėjo, kad sunkiausias etapas panašu jau liko praeityje. Tačiau, kai viskas auga, neišvengiamai stiebiasi ir kainos. Tiesa, yra iššūkių susijusi su žaliavų kaina, nes matom iš mūsų lūkesčių skaičiuojimo indekso, kad numatomas žaliavų kainų didėjimas ir tokią riziką įvardina didieji žaidėjai, nes matyti tie valstybiniai užsakymai, jie suponuos tą poreikį žaliavas pirkti čia ir artimuose rinkose, reiškia, tam privačių projektų vystymui liks mažesnė imtis, iš ko galima rinktis. Tai šitą reikia stebėti matyti. Aišku, priėjimas prie finansų tampa irgi nemažų iššūkių, bet matom, alternatyvų atsiranda kita, bet jeigu ne bankinis finansavimas, tai alternatyvus finansavimas. Tai bendros nuotaikos tikrai pozityvios, susidomėjimas didžiulis, NT vystytojų, daugiau matau besišypsančių negu nuliūdusių, tai tiesa, mūsų konferencija užduoda tokį toną šių metų matyt pradžiai, tai ne visą laiką tai pasiteisina, prieš turbūt 5 metus pamenu konferencija įvyko, o už mėnesio mus uždarė visus covidas. Tai apie ką čia gali kalbėti? Čia ir dabar ir rytoj gali vykti tokių įvykių, kurių mes nei planuojam, nei prognozuojam. Bet bendrai, jeigu situacija yra stabili, tai sakyčiau, kad ir to, sakykime, pozityvumo tarp rinkos žaidėjų yra vis daugiau ir šiemet lūkesčiai yra geresni negu pernai. Nuotaikos iš tikrųjų yra labai neblogos, nes pirmiausia, tai kriterijus pirmas, kaip čia sekasi, tai rodo, kiek žmonių. Ir matome, šiemet konferencija yra ypatingai didelio susidomėjimo žmonių, labai didelis skaičius. Tai ką tai rodo? Tai greičiausiai rodo, kad visi supranta, kad nekilnojamo turto rinka laukia dar vienas augimo ciklas ir visi domisi, kreipia ir žiūri. Ir tai iš vystytojų pusės tai yra pakankamai optimistiniai metai ateina, nes ypač matome būsto segmente, matome tikrai padidėjusius sandorius, ypatingai sausio mėnesį mes jau turime tuos prieš po covidinius laikus, kada tikrai buvo tų sandorių skaičius pakankamai nemažas, tai rinkos situacija yra pakankamai nebloga tiek visuose segmentuose, tiek priekybiniam segmente, tiek biurų segmente, tai matome, kad nekilnojamo turto rinka tą antrąjį aukso amžių mes spėjame išgyvens ateinančius metus porą. Kol optimistinės nuotaikos džiugina vystytojus, atvirai kalbėta ir apie skaičius. Naujos statybos nekilnojamojo turto objektų perkama daugiau. Ar naujus butus jau galima vadinti karštomis bandelėmis, kurios tiesiog išgraibstomos? Turbūt ne. Brangokos tos bandelės, bet apetitas kyla.
Priežastis yra labai paprasta, pragyvenimo lygis vis dar auga, atlyginimai didėja, o palūkanų norma pradėjo mažėti. Nes palūkanų norma buvo rinkai baubas tam tikras, kur visi suprato, kad kuo toliau bus tik blogiau, kuomet jinai pradėjo mažėti, mes atėjome į situaciją, kuomet pamatėme blogiausia jau praeityje ir dabar situacija tik tai gerėja ir tai buvo kaip šūvis pirkti, kuomet klientai pamatė ir pirkėjai pamatė, kad vis daugiau ir daugiau būsto nuperkama. Pradėjo kilti būsto kainos, visi suprato, kad reikia bėgti. O dažniausiai ką mes tada turime, nes žmonės perka būstus paprastai, kai kyla kainos, nes bando pagauti tą nuvažiuojantį traukinį. Kai kainos krenta, žmonės neperka būsto, nes laukia, kad dar labiau nukristų. Ir dabar mes vėl matome to nuvažiuojančio traukinio efektą, kuris šiek tiek neramina, kuris vėl baisu, kad išaugs galima kainų pakankamai ženklų augimą, tai tikimės, kad viskas susibalansuos ir tas kainų augimas bus nuoseklus, o ne toks, kaip buvo po pandemijos paskutiniu metu. Matematiškai skaičiuojama ir tai, kiek žmonių gyvena didžiuosiuose šalies miestuose. Vilnius šiemet jau gali vadintis didžiausių Baltijos šalyse ir tikėtina, kad šio vardo nebus linkęs užleisti. Yra statistiškai kiekvienais metais vidutinis kiekis žmonių, kiek, pavyzdžiui, tokiam mieste kaip Vilnius gali nupirkti būstą. Paskutinius porą metų mes matome, kad dalis žmonių nepirko būstų, bet mes negalime preziumuoti, kad tie žmonės mirė, emigravo ar kažkur. Tikėtina, jie laukia ir nepriėmė sprendimų. Ir mes skaičiuojame, kad dabar yra apie 10 000 pirkėjų, kurie per paskutinius 2 metus nenupirko būsto. Kitaip sakant, buvo žemesnis vidurkio skaičius. Kas atsitiks, kuomet rinkoje mes turime signalą, kad būstą jau galima pirkti, tie 10 000 vienu ypu gali grįžti į rinką. Ir tai tikėtina gali išbalansuoti rinką ir visiems vienu metu reiks būsto, o kurio yra pakankamai mažai. Nes būsto pateikti tiek, kiek norime, mes kai vystytojai negalim, nes susiduriam su labai didelėm biurokratijos džiunglėm gaunant statybos leidimus. Tad optimizmo netrūksta, pastatytų butų netrūksta, naujų projektų irgi yra, o potencialūs pirkėjai skaičiuoja, dairosi ir perka arba dar šiek tiek laukia. O laidos pabaigoje reportažas, kuriame patarimai, kaip nesuklysti sudarant sutartį su statybų rangovais. Dėl kokių garantijų ir dėl kokių sutarčių užtikrinimo mokesčių bei sąlygų tikrai būtina susitarti. Didesnėme ar mažesnėme statybinėme projekte neišvengiamai bus užsakovas ir rangovas. Nes jeigu statote savo nedidelį individualų namuką, o darbus atlieka neblogai pažįstama brigada, įmonė, kurią rekomendavo jums autoritetu esantis žmogus, jeigu geras žmogus rekomendavo, tai turbūt statybininkai tikrai viską padarys laiku ir už sutartą kainą. Čia optimisto požiūris. Mes siūlome pabūti realistais, nes ir objektai būna įvairūs. Mažas namukas galbūt atneš nuostolių bei problemų vienai šeimai. O didelio objekto statybos tai ir milijoninės investicijos, planai, verslo plėtros perspektyvos, o vėluojantys statybininkai visus šios planus gali paleisti vėjais. Todėl didesnėme ar mažesnėme sandoryje paprastai pasirašoma sutartis, kurioje rangovas turi pateikti savo įsipareigojimų sutarties įvykdymų užtikrinimą, arba banko garantiją, arba trečiųjų asmenų laidavimą. Turi pateikti tai vieną, bet gyvenime nutinka ir kitaip. Ne visi rangovai gali pateikti tokį užtikrinimą, nes turi atitikti tam tikrus finansinius reikalavimus, tam tikrų keliamų įstaigų. Tai gudresni rangovai, gudresni čia vėlgi turbūt reikėtų kabutėse rašyti, tada rangovui atsiranda rizika, kad jeigu jis nepateiks to garantinio rašto, laidavimo rašto, jis negaus sutarties. Nebus pasirašyta sutartis, kas reiškia, greičiausiai negaus ir avanso, ir tada atitinkamai negaus ir visų pajamų. Taigi praktika rodo, kad rangovai kartais gudrauja ir suklastoja tuos garantinius arba laidavimo raštus, tokiu būdu jie pasirašo sutartį, gauna avanso ir vykdo tą sutartį. Ir viskas čia atrodytų būtų jiems ir ok, jeigu kartais neiškyla klausimas dėl to laidavimo arba garantinio rašto vykdymo. Tai yra, kai užsakovas dėl tam tikrų aplinkybių kreipiasi į laidavimo arba garantinį raštą išdavusią institutą, vadinkim šitaip, ir sako, jis neįvykdė, prašau man išmokėk tam tikrą sumą. Ir tada paaiškėja, kad niekas neišdavinėjo tokio garantinio rašto. Jis yra suklastotas. Ir paaiškėjo, kad tokiu atveju rangovas negali vykdyti sutarties, dėl ko ir neįvykdė jos, bet rangovas jau užsakovas ir dalį tų pinigų yra sumokėjęs. Taigi čia atsiranda mano, šios bylos noras pasidalinti su jumis dviem patarimais. Tai rangovams visų pirma toks patarimas, jeigu planuojate tokį dalyką daryti, tai žinokite, kad praktikoje jau yra tokie dalykai buvę.
Ir, pavyzdžiui, priteista būna tiek iš įmonės, tiek iš vadovų po 50 000 eurų baudą, tai turite tada įsivertinti, ar jūs pasiruošę esate susimokėti tokią baudą. Ir negana to būna iškelta baudžiamoji byla, taigi riziką jūs turite pasverti ir prisimti. Jokiais būdais nerekomenduoju to dalyko daryti, bet žinokite pasekmes. Tačiau galbūt didesnė žinutė yra užsakovams, ar ne, šiuo atveju, kad jeigu rangovas pateikė garantinį raštą, pateikė laidavimo raštą, nebūkite tuo tikri, kad jis tikrai veiks ir kad jis yra tikras, galbūt tiesiog atlikite kokius nors elementarius to garantinio laidavimo rašto išdavimo patikrinimo veiksmus. Ar pasiskambinti tai kompanijai, kur išdavė raštą, ar jai parašyti, ar bet kokiais kitais būdais pabandyti sužinoti, ar jie iš tikrųjų turi tą garantinį raštą. Galimas variantas yra galbūt ir paties rangovo prašyti, kad ar sumokėjote už tą garantinį raštą, nes dažniausiai garantiniai raštai jie kainuoja, reikia atlikti tam tikras įmokas, tai kad pateiktų išrašą dėl to, kad yra sumokėję. Aišku, apdairesni klausytojai paklaus, tai jeigu jūs suklastoja garantinį raštą, tai ir išrašą suklastos. Taip, kaip sakyti, gali būti toks variantas. Todėl reikia tiesiog pabandyti paieškoti kontaktų su laidavimą arba garantinį raštą išdavusią kompaniją, kad jie tikrai patvirtintų, kad tokiam sandoriui, tokiai sutarčiai yra išduotas garantinis raštas. Tuomet bent jau jūs būsite kažkiek tai saugesni. Versle garbės žodis vis dar yra svarbus, bet gal šalia džentelmeniško rankos paspaudimo ne pro šalį bus užsitikrinti rimtą garantą, jog jūsų finansuojamas projektas bus baigtas laiku. O jeigu jau atsiras vėlavimai, rangovas turės pakankamai finansinių resursų, kad už vėlavimą ar neatliktą darbą kompensuotų jums taip, kaip parašyta sutartyje. Dėkojame už dėmesį. Ačiū, kad žiūrite Statybų gidą. Visas mūsų laidas galite rasti tv3play.lt platformoje, o visus reportažus mūsų laidos YouTube paskyroje. Mes su jumis susitinkame jau kalendorinį pavasarį, kovo 1 dieną, šeštadienį, taip pat 9:30. Iki pasimatymo.